Sveiki gerbėmiai, šiandien paleisime vlogą. Daug žmonių rašė asmeninį žinutę, sako Gediminai, kur dingai, kodėl nėra vlogų. Kelios priežastis, kūrybinė krizė, Kerevičius pastoviai keliauja sarga. Man tai linkėjimai. Pristatysiu naują projektą Porsche 944. Nestebuklas, nenustebinsiu, bet jis iš tiesų yra įdomus. Tai yra 86 metų automobilis, turintis 2,5 variklį ir atrodanti visai šiuo metu gan blogai, bet ateityje, manau, bus žinokit daug geriau. Tai va, aš truputėlį apie jį papasakosiu, ką darom, koks tikslas, kuris važiuos, kokius modus darysime, kaip juos darysiu ir gal kažkas užsikabins ir tikrai, manau, bus įdomu ir nebus toks lengvas, kaip aš planuoju. Priešistorė tokia, kad anksčiau aš esu turėjęs 924, dar gal kokių 10 metų atgal prie Lito buvau nupirkęs, pasivažinėjau, ten buvo 2 litrų variklis, tada patiko automobilis, aš jį nupirkau gal už 1400 litų, atrodė labai nedideli pinigai, bet pavažinėjau, studentas buvau, kaip sakant, sunkus laikai, teko parduoti, įmarčias paleidau, bet prisiminimas liko. Ir pasivažinėjęs po Afrikos, iš tiesų grįžau su tą mintim, kad golfas žiauriai patiko ir golfas toliau liks. Bet kažkur kirbėjo gavau varomo automobilio, kuris būtų su geru balansu, galėtų važiuoti toli. Tai vat, sveiki visi, Porsche 944, Safari, jūsų teismas. Du su pusė variklis, turintis apie 140 kW, kadangi nesakau tikslių duomenų, nes mes jam keisim laidyną, kompiuterį ir jį, pavadinkim, patobulinsim. Nėra kas slėpti, automobilį nupirkau Lietuvoje. Kaip matot, kėbulas yra labai smarkiai pavargęs. Mašina sena, 86 metų, bet jinai yra labai kokybiška. Realiai, žinokit, tikrai rudelių yra labai minimalistiškai ir kėbulas visas pilnai yra cinkuotas. Nes dar tais laikais, man tada dar skandindavo į cinko vonias šiuos kėbulus, dėl to būtent jis yra ganėtinai gerai padarytas. Nes istorija tokia, kad žmogus pardavė už 4700 eurų. Jį bandė užvesti, keitė kompiuterius, nesivedė, dirbti nenorėjo. Tai aš dabar, kadangi turėjau Vaziką, tai iš Vaziko kompiuterių pasiskolinsim ir sudėsim čianais ir pabandysim jį užvesti ir pasileisti į gyvenimą. Tai žodžiu, koks tikslas? Pakelti automobilį į viršų, sudėsime pakabą, užkurti, užvesti, nes variklis turi 140 plus kW, galbūt ant stendo prasuksime ir pabandysime patobulinti kokio 160, nes plane yra pakeisti purkštukus, įdėti berų babinas. Vietoj skriejiko tikriausiai įdėsime coil packą, iš kurio bus maitinamas, bet čia kol kas yra planas, o kaip gautinis rezultatas jūs išvystė. Tada tenais yra šoperuotas filtras. Dabar klausimas bus su gazo sklendė. Tai va, dar noriu atkreipti dėmesio, aš tai čia, kolega, prašom operatorių pafilmuoti, yra vadinamasis balansyras. Aš apie šią mašiną labai mažai žinau, bet eigoje dabar vis mokusi, renku informacijos ir šitą dalyką reikės išoperuoti. Tai jisai gali būti problematiškas. Tai tas balansyras, tikriausiai dėsim kastumą. Apie pakabą atskirai papasakosiu. Kol kas po variklio skyrių atrodo taip. Planas yra uždėti dugno apsaugą. Aš, pavyzdžiui, darysiu pirmą kartą dugno apsaugą nuskanuos dugną ir išbraižys su lazeriu, kaip jinai turėtų atrodyti. Tai aš manau, padarysiu tikrai ganėtinai gražią. Tai manau, bus labai cool. Lempos veikia, ištraukiam iš variklio kompo fiškę, lempos įsijungia, komfortas viskas veikia, leidžiasi langai, ventiliatoriai, šviesos veikia, tai čia yra geros žinios. Istorija, kaip aš šį pirkau, kadangi aš jo ieškojau, buvau draugams pasipasakojęs, kad reikalinga tokia mašina, aišku, pirikupai ten pasiūlė keletas variantų ir buvo vienas iš jų. Sveikas Gedai, turiu Porsche 944, sakau, mes fotkės. Įmeta fotkės, sako, nesiveda. Važiuoju, pasižiūriu,
Nu, lengvų kelių aš neieškau, sakau, kaip tu manai veiks? Nu, sako, tikriausiai veiks, kadangi kaina ne kosmosas. Salonas ganėtinai tvarkingas, einam, saloną parodysiu. Sakau, davai, važiuojam Jessica ir pabandysim. Tai va, tai žodžiu, galite pamatyti, dabar salonas jau yra pravalytas. Didelis dėkui Ryčiui ir Robertui, kurie padeda. Tai va, tos durelės dabar dar neatsidarinėja, tai mes jas po truputėlį tvarkom. Ir ką aš planuoju su juo padaryti. Sėdynės dar yra ganėtinai geros būklės, tas sėdynė yra išimta tam, kad mes dar darysim laidyną, tai dar, kad būtų patogiau dirbti, nėra. Netgi, pavyzdžiui, 86 metais kad buvo elektrinė, matot, veikia. Ir tai yra jau naujesnė panelė. Čia yra Amerikonas, jis nėra daug bėgęs, jis 92 000 mylių yra prabėgęs, tai reiktų dauginti iš 165. Deš, eikš. Deš, eikš. Eikš. Dešriukai. Nugiai, išleisiu tau. Oi, molodėts. Žodžiu, realiai mašinos dydis yra tinkamas, galėjo vežioti vat, taksiuką. Patį mažiausiai, jam tasai labai gerai tinka, nes realiai jau tikriausiai mergina tai būti labai kūda, kad jinai sliptų. Tai va, žodžiu, Rytis išvalė saloną ir kokie ypatingi dalykai yra šitoje mašinai. Šitoje mašinai 86 metų yra oro kondicionierius. Tai va, pabandysime jį prikelti, nes manau, kad ta mašina bus eksploatuojama paprastais keliais ir bus reikalas, kad ją būtent, gali būti karšta. Langai visi veikia, viskas all good. Tai va dabar, nežinau, raktą išėmė. Tai va, tai žodžiu, langai veikia, elektriniai. Vairas pavargęs, prašosi persijimo arba kito. Ir svarbiausia yra bumbulas. Tik viena problemėlė, kad jisai, kvadratinis yra. Tai va, reikės kažkaip jį pakeisti. Šitą va dalyką irgi galvoju, kaip čia dabar geriau padaryti, nes čia yra išdegę ir štai čia yra išdegę. Tai galbūt reikės perdažyti, o gal paimsim, užkliuosim karboną ir atrodys gerai. Kadangi kompas bus programuojamas ir mes turėsime jau daug įdomios informacijos, čia tikriausiai dėsiu multimediją. Čia buvo prieš tai liaudyje vadinama cifrovičiokas. Po to cifrovičioko, manau, kad įdėsim multimediją, kad galėtume sekti visą informaciją, kokią duoda mūsų kompas, nes mūsų kompas išduos labai nemažai informacijos. Tai va, galbūt pasikeisiu garsiakalbius, o šiandien dabar išsimatuosiu, nuvažiuosiu, pabandysiu nupirkti. Ir ne karvė kainuoja, o manau, kad bus multimedijų tikrai geras garsas ir bus galima važiuoti. Tai va, atrodo, mašina ganėtinai neblogai. Toliau einam. Toliau mes turime stogą. Stogas, matote, yra įdėtas liukas, čia jau buvo kuriozinė situacija. Ačiū labai, dėkui tie, kurie organizuoja molėtų plento remontą, nes važiuojant molėtų plentu, per duobę pervažiavus, atsikabino liukas, nuskrido, mašina išgavo pervažiavo, bet dėkui Dievui, kad buvo atsarginis ir aš dabar įsidėjau atsarginį. Atvažiuos pirmadienį stiklų meistras, pabandysim čia užgirmėtinti, nes čia jis turėtų būti dar tokios gumos dėtis. Aš jį pabandysiu užgirmėtinti tiesiog, jau kaip sakant, anamžių arba gal įdės gumą. Nu, čia jis jau pats papasakos, kaip geriau. Ir užgirmėtinti šitą liuką. Kadangi yra, sekundėlį, kadangi matot, yra automobilis juodas, aš manau, kad jam būtų reikia šitą spalvą išlaikyti ir aš turėjau egzistencinę krizę, ką daryti. Tai va, turiu dvi plėvelės, juoda blizgė, juoda matinė ir dabar reikia nuspręsti, kuri bus. Tai iš tiesų manau, kad matinė galbūt atpaus, nes aš ją mašiną eksploatuosiu labai dažnai, planuoju žiemą visą eksploatuoti, o jinai sunkiai valosi. Tai blizgi, manau, atrodys visai neblogai, nes padarysim gražią, stilingą, taip kaip mes padarėm golfą. Tai iš tiesų pagražinsim ir šitą Porsche. Nes mašinos ne jaunos, bet iš tiesų klasikinės ir, pavadinkim, būkim medinė, bet legendinės. Tai va, žodžiu, kas toliau su stogu? Ant stogo dėsime stogo bagažinę. Tai yra paprasta stogo bagažinė nuo Žiguliuko. 22 eurai, eis kai uoga. Ten truputėlį pašamaninsim tvirtinimo elementus. Reikės ją nudažyti juodai su graviteksu. Ir manau, bus viskas labai neblogai. Ir dabar papasakosiu tai, ko aš nežinau.
Bet man teko žmonės papasakoti, nežinau, tai yra tiesa ar melas. Štai čia mes turime Bilšteino amortikus nuo Volkswagen T5. Čia yra legendiniai amortizatoriai, kurie iš tiesų dirba labai neblogai. Taip, jie kainavo biškiai brangiau, nes buvo galima nusipirkti už 30 eurų paprastesnius amortikus, bet šitie dujiniai, jie iš tiesų veikia ganėtinai neblogai. Tai juos dėsime į galą, du amortizatorius ir planuosime mašiną pakelti. Tai tenais yra pakaba kaip zapė su tarcionais. Tai va aš su to dalyku nesu susidūręs, man čia yra labai įdomu. Nu, tarcionai naudojami buvo Zaporožėtėje, tikriausiai žinote, kad yra naudojami Renuškėse ir man teks suprasti, išmokti, kaip tas visas dalykas veikia. Tai taip pat ir, manau, tomelė. Ten sakė, galima per du dantukus peršokti ir mašina pati turėtų pakilti iš tarcionų į viršų. Tai va, žiūrėsim. Nes tikslas yra nedidelis, pasikelti gal kokiais centimetrais 3. Manau, čia bus pakankamai gerai, nes, kaip matote, dabar su 17 ratais jinai ganėtinai aukštai atrodo. Tai dar man žadėjo Padgoną duoti bumperį. Didelis dėkui žmonėms, kurie padeda, nes iš tiesų sulaukiu kažkokio dėmesio. Ir dėl to dėmesio aš jums darau šitą vlogą ir pasakoju apie šitą automobilį. Tai va, tai žodžiu planas yra su juo išvažiuoti žiemą, užsidėti stogo bagažinę, užsidėti lempas aralinės, užsidėti ant priekio podą ir galite paguglinti Porsche 944 Safari. Aš pabandysiu į komentarus įmesti porą nuotraukų, kur galite pasižiūrėti. Ir Facebook paskyroje Ivanulė Drift ir Instagrame galite stebėti visą būtent to projekto eigą. Tai va, tai žodžiu, va ta eiga, jinai ir bus kas vis keliama ir apdėtinama, nes prie mašinos dirbam, nenoriu aš tos mašinos padaryti idealios, nes tai reiktų nemažai finansų, projektas išbrangtų, aš noriu tilpti visą projektą į 7000 eurų, ar man pavyks, kas ten žino, bet aš manau, kai jo užvesim, pravažiuosim, išlis dar daug visokių dalykų ir aš labai tikiuosi, kad variklis yra geras, nes nedaug dievė variklis bus blogas, tada turėsiu gal ant poros tūkstančių papadoso ir reikės ieškoti kito variklio. Tai, va, tai žodžiu, toksai planas yra, gal tada jau dėsim 3 litrų motorą. Nu, žodžiu, kol kas minčių yra daug, ar man pavyks, sužinosim. Tai, va, tai kol kas tiek žinių, pakaba kyla į viršų su T5 gale amortizatoriais, priekyje Volkswagen Golf GTI 2 serijos tiks, jie turėtų pakelti visą mašiną. Susitvarkome smulkmenas, dėl čia durelės, bagažinės dangčio, po kapotų ir pakelsime mašiną, uždėsim piktas padangas, stogo bagažinę, eglutę, šalia sudiname žavę damą ir važiuojam keliauti po pasaulį ir pamatyti. Tai vat, kol kas didelis dėkui žmonėms, tie, kurie man tikrai duoda daug informacijos, rašo komentaruose. Tai vat, komentaruose rašykite, ką jūs matote apie šitą projektą. Jeigu jums patinka tokie projektai, pasidalinkite video, paspauskite laiką, nes kiekvienas jūsų paspaustas laikas prideda 10 peržiūrų. Tai, va, tai žodžiu, norime, kaip sakant, grįžti atgal į vėžes ir jeigu tiem žmonėms, kuriems patinka stebėti taip, kaip aš pasakoju, kaip aš rodu, kaip aš darau projektus, galvoje yra dar labai daug projektų ir tikrai aš juos padarysiu, nes Nissanas 1000 arklio galių S13 jau, kaip sakant, išėjęs į marčias. BMW ralinis, BMW driftinis 1000 arklio galių, Uazikas V12, Golfas GTI 2 serijos ABF variklių, nu ir pagaliau Porsche. Tai žodžiu, daug projektų, dar daug idėjų, reikia laiko, resursų, bet pabiški, aš manau, visą tą dalyką pasidarysim. Tai vat, spaudžiat patinka, subscribinat ir rašot komentarą, ką jūs manote apie šį video. Visiems gero dienos, gero vakaro ir susimatysim sekančiam vlogę.